Kažkoks įsipirkimas? Ne, jis ne toks žmogus. Ir jis apie save negalvoja, kad jam pats žmogus rūpi, nesvarbu iš kur jisai, pirmiausia žiūri į žmogų. Nuostabus ūkis, nes ne tik, kad žemės ūkio produkciją jisai augina, bet iš jos gamina ir gatavą produkciją. Nuo pieno, nuo mėsos gaminių, nuo duonelės, nuo... Dalyvaujam ir bendruomenių veikloje, aktyviai padedam, prisidedam, juk tas pats yra, tai yra mūsų namai. Tai dabar įsivaizduokit ir sutinkate 18-metį Audrių Banionį. Ką jūs jam pasakytumėte? Paklaustumėt, kur eini? Tai labai jautru turbūt čia yra. Pasakytumėt, kad nekeistų savo kelio, kad eitų tuo keliu? Kuo svarbus yra Audriaus Banionio kaip ūkininko prisidėjimas prie kaimo gyvenimo? Tai va čia labai geras tas chrestomatinis pavyzdys, nes iš tiesų tas kaimas nėra didelis. Kaip nuvažiuoja, tikrai matosi, kad yra sutvarkyta, padėta. Tai Audrius tikrai ženkliai prisidėjo ir prie bažnytėlės atnaujinimo. Dabar ten šalia yra parapijos namai, jis juos pertvarko, kuria bendruomenės centrą, organizuoja bendruomenės šventes. Ir tikrai džiaugiasi širdis, matant, kad, ta prasme, kas kartą ar ten per to kaimo šventės nuvažiavus, kad jis yra ta bendruomenės irgi dalis, bendruomenės siela, žmonės labai džiaugiasi ir gali kartu pabūti. Tai va čia ir yra tas geriausias pavyzdys, kad tu esi, kaip pasakyti, namuose, ne? Ir turi vis tiek kažkaip padėti, prisidėti, rūpintis. Ūkininkaut pradėjau, aš kaip sakau, pats ūkis, mano vizijos, pamąstymai visi apie ūkį, apie gyvenimą kaime. Pradėjau gal, kada aš gyvenau 3-4 metų, man patikdavo, mano tėvai buvo kolūkiečiai ir šėrė kiaulės, melžė karves ir aš ten kartu su jais buvau ir aš galvojau, tai man buvo neatsiejama gyvenimo dalis ir aš labai norėjau tapti veterinarijos gydytoju. Tai aš maždaug ir įsivaizduodavau save kaip žemės ūkio specialistą jau tų metų laikų. Pats ūkininkavimas prasidėjo nuo 98 metų, kuomet mama man padovanojo 6 hektarų žemės ir aš nusipirkau 10 kiaulaičių ūkininkavimų ir apgriuvusi tokį pastatėlį, iš kurį sumokėjau už pasiskolintus pinigus. Taip ir prasidėjo mano ūkio veikla. Ir visi maždaug klausdavo, ar tavo tėvai turtingi buvo, ar tau paliko daug, ar dar. Tikrai, kiek matot ir tų pastatų, jeigu yra, ar niekas nėra nupirkta pusvelčiai, tai visur sumokėta, tai jau mokėta ne pajais, o mokėta už patį turtą, Dievo palaimą ir taip keliavome. Tai kiek šiandien dienai turite žemės? Nuosavos hektarais per 700. Mes galim turėti daugiau dėl to, kad turim daug sąlyginių vienetų, tai galvijai, kiaulės, paukščiai, taip ir mum leidžia valstybė šitą situaciją turėti ir daugiau. Tai mes susipirkom, bet irgi tai pirkom po biškutį. Aš nesakau, kad tai buvo atėjo, kaip tai sakyti, lengvai atėjo. Turim ir paskolas, ir turim ir lizingus, turim ilgalaikės paskolas ir ilgalaikius įsipareigojimus. Jūs pasakėte, kad nuo vaikystės domėjotės ūkininkavimu. Tai iš esmės, kas jūs suformavo? Tėvai ar jūs kažkaip taip pats? Aš žinau, kad gal formavo daug kas situacija, kokia buvo tokia. Man vienintelis, aš turbūt visiems, kam pasakiau, kadangi aš augau 5 vaikų
šeimoje tikrai to didelio maisto nepriteklio nebuvo, bet dėl gerbuvio nepriteklio tikrai buvo ir tas nepriteklius, tas noras turėti ir gyventi gražiai, tvarkingai, sąžiningai, tai aš galvočiau, tai tas didžiausias reformavimo variklis ir buvo. Ir aš visai, ką esu pasakęs, bažnyčioje klupėdavau mažiuką mane pasovydavo ir aš galvodavau, melsdavau Dievę, sakydavau, Dieve, aš galėčiau dirbti kiaurą parą, kad tik aš nebūčiau ubagu. Ką jums reiškia gyvenimas kaime? Gyvenimas kaime tai yra, pirmiausia, yra tai didžiulė atsakomybė. Atsakomybė šiuo metu, kada ypatingai yra akcentuojamas tvarumas, našumas, gyvenimo kokybė, atsakingumas už žmogų. Pas mus dirba virš 100 žmonių. Virš 100 žmonių yra, už kuriuos tu atsakingas, tai ir yra atsakingas gyvenimas kaime. Už aplinkinius, už save patį, pagalbą vieni kitiem. Va tai ir yra gyvenimas kaime. Kaip jums atrodo, kodėl apskritai svarbu šiandien turėti tokius žmonės kaip Audrius? Jų vienetai. Dažnai verslininkai, ir ūkininkai, jie remia, tarkim, dvasinį tą gyvenimą visuomenės, taip? Bažnyčias ten padeda atstatyti, atremontuoti. Gal jums tai kaip kunigui atrodo, kad jie gal bando išsipirkti kaltes kokias? Pats Audrius, jis mokinasi, bet jisai norintis augti ir kitus norintis auginti. Taip kaip kažkokia, tarsi, kaip sakot, parama arba kažkoks įsipirkimas, ne, jis ne toks žmogus. Jis norėtų daugiau išpirkti galbūt kitus, kitiem pagelbėti, nei kad dėl savęs. Aš dažnai net irgi keliu klausimą ir kiti draugai. Kodėl jis taip daro? Kodėl tu tai, kam tau reikia, kodėl tu taip darai, kam tiek? Ir jis apie save negalvoja. Kad jam pats žmogus rūpi, nesvarbu iš kur jisai, pirmiausia žiūri į žmogų. Ir kiek pas jį yra tos pagalbos kiekvienam žmogui, pavežti, apipirkti, net ir namus ten kažkokius skirti. Jam žmogus vertybė. Ta prasme, žmogus, ta tokia gražiaja, tikrąja prasme, yra vietoj nenuvertintas, nenurašytas. Aš tą pajutęs iš jo. Kuo svarbus yra Audriaus Bonionio ūkis kaimo žmonėms? Nuostabus ūkis, nes ne tik, kad žemės ūkio produkciją jisai augina, bet iš jos gamina ir gatavą produkciją. Sukuria darbo vietas, sukuria tiesiog aplinkiniam darbo vietos, užimtumas, net ir apgyvendina. Tai yra nuostabu, kad mes turim tokį ūkininką, kad mes turim tokią paramą, kadangi pagalba pas jį visuomet rasi, jeigu kreipsies, padeda mūsų bendruomenim, padeda renginiam ir ne tik su duonyte, bet ir tiesiog su savo produkcija prisideda, su finansinė parama prisideda, jeigu reikia. Tai yra mūsų atlaidai, bažnytėliai, škaplėdienys, aišku, visą laiką Audriaus ranka jaučiama ir širdis jo matyt čia, šitą mūsų Margininkų kaime. Ne tik kelius valo, bet kartu su seniūne, ačiū seniūnei, Taurakimio seniūnijai, turim jau naują asfaltą, kadangi bažnytėliai buvo keičiamas stogas, tai čia buvo kaip ir parapijos lėšos, parapiečių renkamos, aišku, prisidėjau prie to ir Audrius,
jei Audrius rytoj išvažiuotų iš kaimo, o ko labiausiai žmonės pasigestų? Tai netekimas žmogaus, kur matytųsi iškart ir aplinkos visos, ir paramos, ir darbo, ir bedarbių, ir panašiai. Ir jis nepalieka ir vienišų žmonių, ir senyvo amžiaus. Ir turim vieną pavyzdį, kaip vienišas senjoras buvo, kuris jau neturėjo kur gyventi, buvo paima, apgyvendina kažkur randa vietą, sergantis ligonis, vėl matosi jo parama. Turim vieną ligonį, kur, pavyzdžiui, atvažiuoja, tiesiog išveža kažkur pas gydytojus, pas daktarus, ten panašiai ir primena, kad reikia gydytis. Iš kur pas jį tiek jėgų? Man tai pikta net, aš nežinau. O ar prisimenat štai tą momentą, kai supratote, kad, jisai padeda ne dėl viešumo? O tai Kada tai supratote? Iš karto supratote, ar po kažkiek laiko jis praėjo? visada nori būti už nugaros. Inkognito, tarsi va taip pat šalia. O toks žmogus atrodo, ar ne? Visada nori įsikviesti į priekį, bet jisai va, panašus į mamą. Ai, aš čia pabūsiu, ai, aš čia va čia. Nelysiu čia į priekį. O gerai, o tai žiūrėkit, pasakėte, kad tokių žmonių yra vienetai, ta prasme, kiekvienam kaime, tarkim. Ne kiekvienam kaime. Nesakykit taip, čia Noriu paklausti, ką prarastų kaimas, jei tokio žmogaus neliktų? galbūt palyginčiau va, būtent kaip bitučių šeimyną ir prarasti motinėlę, ar ne? Tai tada visa šeima miršta? Būtent visi miršta. Visi pasimestų, pakriktų, įsisklaidytų tas piečius kažkur. Kodėl pasirinkote kurti čia ūkį? Kodėl šį kaimą pasirinkote? Aš čia esu gimęs, čia esu užaugęs. Šitame kaime mano pirmieji žingsniai tai žengti, pirmosios emocijos čia mano namai, čia mano tėviškė. Dėl to aš čia esu įaugęs, čia tai kaip tas medis, kurio šaknis įleistos čia. Koks jūsų yra pats pirmasis prisiminimas apie margininkus? Atlaidai. Jie garsėdavo savo atlaidais ir ten buvo galybė, neišsakoma galybė saldainių, visi pasipuošę švensdavo. Tai mes su kunigu dekanu Gražulevičium tai bandėm atgaivinti, jisai gana pakankamai pavyko šitas mūsų projektas. Ar kada nors galvojate išvykti iš Lietuvos? Ne, man čia taip gerai. Pasiilgstate? Net nepasilgsiu, aš čia gyvenu. Aš vis tiek, kad ir kur be išvažiuočiau, gyvenu čia. Sakykit, ko tarkim nemato žmonės, kada mes kalbame apie sėkmingą ūkį? Jie nemato darbo. Jie nemato darbo ir nemato paprasto žmogaus. Čia visur pats yra sunkiausias momentas ūkininkavime, kad tu ūkininkauji ir niekas nemato, ką tu veiki. Visi klausia, tau labai patogu būti ūkininku. Visokiausios tai išmokos ir taip toliau. Tu čia visureigiais važinėjai? Visureigiais važinėjai, nemokamą kurą gauni. Tau visi Europos Sąjunga moka išmokas. Visi mato tik šitą, o patį darbą nemato. Nemato ir tų, kažkaip sakau, tikrintojų, prižiūrėtojų, kaip visą laiką taip gražiai sakydavau, ordas, kurios tave bele kada gali patikrinti, bele kur ir bele ką. Tu supranti, jeigu jau pas tave atvažiavo komisija, tai jau su savo baudom ir sankcijom. Tai nėra taip, kad tau atvažiuotų padėti. Koks buvo sunkiausias laikotarpis jūsų gyvenime? Nuo tų visokiausių emocinių buvo begalė. Bet tu tais priimi, aš visą laiką stengiuosi daryti ir matyti tai kaip gražų nuotykį. Netgi iš tų pačių baisiausių prisiminimų, kurie buvo užgriuvę. Sunkiausias koks buvo, jautriausias jūsų galva toks? Jautriausias, kada išduoda savi. Tais, kuriais tu tikėjaisi, tuos, kuriais tu stengiasi padėti ir prikelti, juos atvesti ir dažniausiai tai priima tave kaip pasinaudojimą jais. Tai turbūt sunkiausias žmogiški emociniai ryšių nutrūkimai. Juodžiausios dienos ne tada, kaip tu prarandi daiktą.
ne tada, kai kažko tai netenki tokio lyg tai ir artimo fizinio, materialaus, o dažniausiai tada, kai nutrūksta dvasinis ryšys, arba tu pajutai, kad tada net jo ir nebuvo. Kiekvieną sutiktą žmogų, jo sakinį, kiekvieną pamokymą aš priimu tai kaip Dievo dovaną. Apskritai, ką jaučiate matydamas tuščias sodybas? Šitokia labai tai jautri tema šitas yra iš tiesų, ką jūs pastebėjot, kad važiuojant per Lietuvą, važiuojant į nuo provincijos kraštus, tai matai ištisos gyvenvietės vaiduokliai. Aš labai džiaugiuosi, kada mūsų margininkai, mūsų kaimelis neturi nė vienos laisvos sodybos, mums trūksta gyvenamos vietos, čia atsikelia daug jaunimo, turim tokius ryšius Raudonuoju kryžium, kurie žmonės mums rekomenduoja pas mus apsigyventi, kurie nebeturi jau prasmės gyventi, neberanda gyvenimo kelio kažkokio. Kas, jeigu šito nenutolsta nuo šito klausimo, margininkai gyvuoja. Man tai labai gera, kada ne vieno nėra tuščio lango. Ir aš sakyčiau, jeigu kad kaimas būtų gyvas, reikia sielos. Sielos kiekvieno mūsų pačio. Tai visai bendruomenėje aš norėčiau padėkoti, kad jie yra tokie. Margininkų, kad savo kraštą puoselėja, jį garsina. Tai dabar įsivaizduokite, jūs einate per Margininkų kaimą ir sutinkate 18-metį Audrių Banionį. Ką jūs jam pasakytumėte? Paklaustumėt, kur eini? Nu tai labai jautru turbūt čia yra. Pasakytumėt, kad nekeistų savo kelio, kad eitų to keliu? Aš jam palinkėčiau sėkmės.